Sveiki visi, su jumis vėl Ralio žinios, aš Donatas Ognauskas. Ir Giedrė Tarasevičiūtė. Pirmadienį mokykloje vyko Respublikinio projekto 2015 Europos metai vystymuisi dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą protų kovų pirmasis turas. Tad pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi šioje kovoje. Sveiki, ar buvo sunkus klausimai? Buvo klausimai nelengvi, reikėjo pamastyti, bet galėjom įvykdyti užduotis. Kaip jaučiatės laimėję? Jaučiamės labai gerai, nes lapkričio 27 važiuosime į Vilnių ir turim galimybę, jeigu laimėsim ten, tai važiuoti į Estiją Taltų mokslo centrą. Ar dalyvausite kitose mokyklos protmūšiuose? Manau, kadangi esame labai stipri klasė, tai stengsimės dalyvauti, laimėti ir ginti mokyklos garbę rajone. Šaunu, ačiū. Lapkričio 11 dieną vyko netradicinė ketvirtokų pamoka Jonavos krašto muziejuje. Taigi pasižiūrėkime, kaip sekė šio edukacinio susitikimo lietuvių tradicijos. Pažinkime arbatų įvairovę dalyviams. Sveiki! Ar patiko pamoka praleisti kitaip negu įprastai? Taip, pamoką praleisti buvo gan įdomu ir sužinojome daug naujos informacijos apie Jonavos krašto muziejų. O gal galite pasakyti, ką būtų sužinoti naujo? Na, mes konkrečiai supratome, kad muziejus tikrai aktyviai vykdo savo veiklą, kviečia savo renginius ir nori plėsti savo veiklą. Ačiū! Taip pat trečiadienį vyko ekskursija į Kauno kolegiją. Paklauskime geografijos mokytojos Aušrinės Živaitienės, kaip sekė šioje išvykoje. Sveiki! Kaip sekėsi netradicinė pamokoje Kauno kolegijoje? Sveiki! Sekėsi gerai. Šiemet trečiokų išplėstiniam lygiui pamoką vedžiau Kauno kolegijoje kartu su lektorė Ilona Urbanavičienė. Pagrindinis uždavinys buvo sukurti žemėlapius ir tiesiog parodyti mokiniams, kas yra geografinės informacinės sistemos. Ir jūs matote čia rezultatą, kurį mokiniai sukūrė. Ar mokiniai buvo susidomėję? Taip, iš pradžių sekėsi sunkiai, kadangi mokiniai nekarto nedirbo su ta sistema, mokykloje buvo supažindinti tik tai teoriškai, o kai reikėjo patiems atsisėsti prie kompiuterio ir sudarinėti žemėlapį, buvo sunkumų, bet aš manau, kad jiems patiko. Gerai, dėkui. Lapkričio 12 dieną vyko knygos Kas bus kas Lietuvos ateitis pristatymas. Įspūdžiais pasidalins mūsų gimnazistai. Sveika, kaip jautiesi po vakarykščio renginio? Labai gerai, viskas praėjo labai sėkmingai, šiek tiek jaudinausi iš pradžių, nes galvojau, kad bus sunkesni klausimai, tačiau viskas buvo labai tokia neformalioje aplinkoje ir viskas buvo labai gerai. Ar tikėjais, kad pakliūsi šią knygą? Iš tikrųjų tai buvo labai didelė staigmena, nes aš net nežinojau, kad aš esu šioje knygoje, tačiau kai pakvietė į renginį, tada man parodė, kurioje vietoje ten viskas parašyta, tai žodžiu, tikrai labai smagu, kad taip pat įvertina, kad ir vienu kitu žodžiu, bet kažkaip tai pažymė ir įvertina, tai iš tikrųjų labai smagu. Gerai, dėkui. Sveikas, kaip jautiesi po vakarykščio renginio? Iš tikrųjų jaučiuosi šiek tiek susijaudinęs, nes reikėjo kalbėti su gana patyrusiais ir daug pasiekusiais žmonėmis. Ar tikėjais, kad pateksi į knygą? Tiesą pasakius, tikėjausi, nes dalyvavau daug olimpiadų, kai kurias ir laimėjau. Bet vis tiek papulti knygą yra tikrai malonu. Dėkui. Būdavo vykimas būtent Afganistano rotacijas, kadangi aš ten beveik 2 metus praleidau, tarp vietinių gyvenau ir lydėdavau grupės, kaip pajėgų apsaugos karininkas, kaip specialistas būdavo lydėdavau, dar tam tikrų niuansų turėjau tarnyboje. Tai niekaip mūsų neįskyrė laikas ir atstumas vien dėl to, kad dalimi atlikom gana labai svarbų ir naudingą darbą. Ir šiai dienai Afganistane tebėra teisėta valdžia. Tai reiškia kažką padarė, nežiūrite visus kritikus. Ačiū. Jūs atsakėte į klausimą. Kuris ne pirmas įkmatė bus skambėjo ir jau atsakymą buvo. Taip pat ketvirtadienį mūsų gimnazistai dalyvavo seminare simuliacijoje Kaip veikia NATO. Dėkojame, kad žiūrėjote Ralio žinias. Linkime darbingos bei malonios savaitės.